žinau, kaip tai Lietuvoje. O čia tai jau labai seniai lyjo ir reikėjo lietaus, tai ačiū Dievui, kad šiek tiek palijo. Gamta atsigaus, viskas bus žaliau, skaiščiau, smagiau visiems gyvūnam ir žmonėm. Kad nuotaikos geros, ką įpusėjom, gal neįpusėjom. Nedaug trūksta iki įpusėjimo kelionės, daug visko pamatėm, jau pradėjo dėliotis tendencijos ir mintis, kas yra ta lietuviška architektūra Amerikoje, ko mes čia ieškom. Taip, kad nuotaikos puikios. Bandau aš tada čia sukti ir jeigu bus... Take tickets. Tai tipo reikia paimti tiketą ir viskas. Ok, pasiėmam bilietuką. Labas rytas, Čikaga. Bet kur žiūrėsi, tai matysi lietuviškus raštus. Lithuanian Plaza. Skridimą skiriame ir aukojame tau mano Lietuvą. Galite žiūrėti čia. Oh my O God. Dieve, T and a U. T ir U. Yes. Taip, tikrai. Unity Temple. Iš Ohajo valstijos keliaujame į Čikagą, Ilinojaus valstiją, 500 km ir beveik 6 valandos automobiliu. Pirmieji lietuviai čia atvyko XIX amžiaus antroje pusėje. Čikaga tapo didžiausia lietuvių emigrantų kolonija, savotiška Lietuvos išeivijos sostinė, kartais vadinama Mažąja Lietuva. Iki 20 amžiaus pradžios Čikagoje įsteigta 13 lietuviškų parapijų, kūrėsi marijonų, jėzuitų, kazimeriečių lietuvių vienuolynai, mokyklos ir bažnyčios. Ką aš rekomenduočiau lietuviam, jeigu turi ūpo, jeigu gali savo leisti tokią truputį erdvesnę laikę kelionę, tai aplankyti lietuviškas vietas. Jos iš tiesų daro įspūdį ir jos yra ant tiek įvairios, kad pasižiūrėjus vien tik tai kažkokiam tai interneto puslapį to niekaip nepajusi. Tu turi pajusti, iš kur tu atėjai, kokia aplinka, kur tu valgai pietus, kokios yra gatvės, kokie žmonės gatvėse vaikšto. Ir tada tas bum, toks lietuviškas, nežinau, perliukas, jeigu tai būtų galima pasakyti. Ir tada jauti, kad iš tikrųjų jie pasiekė savo tikslą. Nes tikslasgi buvo sukurti kažkokią architektūrinę erdvę, kuri būtų visiškai kitokia negu kad kažkas čia yra, kuri būtų lietuviška, kuri būtų unikali. Tai taip, tai yra unikalu. Ir unikalu dar iki šiol. Ir išliks tol, kol bus. Keliaujame į kadaise lietuvių gausiai apgyvendintą rajoną. Šiandien čia daug meksikiečių ir afroamerikiečių. Rajonas nėra saugus. Vakarais vaikščioti turistams nepatariama. Labas rytas, Čikaga. Jau iš ryto buvo apsiniaukę lietus, galvojau, bus niūri diena, bet nieko panašaus. Saulė toliau mumis lydi. Čikaga pasitinka puikiai. Čia yra pačios Čikagos miesto tokia žiedinė dalis ir aplinkui matom tokių daug geltonų namukų, tai jie vadinasi Chicago Bungalow. Tai iš tiesų maždaug nuo 30 iki 60 metų vyko tokia, tai vadinamas Chicago Bungalow žiedas. Tai yra aplinkui tą centrinę dalį, aplink Lūpą, ar kaip ten pavadinsi, ar downtowntą, susikūrė daugybę darbininkų rajonų, darbininkų namelių. Tai vat mes irgi esame vienam iš tam darbininkų rajone ir lietuviai čia kažkuriuo momentu sudarė labai didelę dalį gyventojų. Buvo netgi kalbama, kad Market Parke galima kalbėti lietuviškai. Na, šiandieną lietuviškai nesusišnekėsi, bet anglų kalbos irgi nereikia. Šiandien reikia ispanų kalbos labiau. Tai va, laikai keičiasi, bet kai kurie dalykai išlieka stabilus. Bet šiaip yra gražus rajonas ir važiuojam prie Market Parko, prie pačio parko, prie kurio įsikūrė
ryškiausi lietuviškieji paminklai, tai ir Dariaus ir Girėno paminklas, ir Marijos vardo mokykla, ir Švento Kryžiaus ligoninė, ir truputį nuo parko iš vienos vietos matosi mūsų žymioji bažnyčia Muloko projektuota. Na, čia yra didžiulis lietuvybės centras ir turėsim progą pasižiūrėti, kaip viskas atrodo dabar. Netikėtai pravažiuojame lietuvių architekto Jono Muloko šeimos namą. Ne įstriža, bet tokia spiralinė kolona, tai toks kaip ir lietuvybės ženklas, čia toks charakteris, tai šitas projektas yra Jono Muloko ir Mulokų šeima čia ilgą laiką gyveno. Na ir Mulokai gyveno tiesiai su vaizdu į parką, taip kad labai puikia vieta. Keliaujame į Market parką, įkurtą 20 amžiaus pradžioje kraštovaizdžio architektų brolių Olmstedų. Čikagoje jie sukūrė 14 didelių parkų. Taip gerino sąlygas čia gyvenusiems darbininkams. Atvykstame prie architekto Jono Muloko projektuotos bažnyčios. 1953 statybų metai. Esam prie vieno iš ambicingiausių lietuviškų projektų visoje Šiaurės Amerikoje, sakyčiau taip. Ambicingiausių savo dydžiu, savo sumanimu, savo idėja. Ir kaip matom, jeigu apie New Yorką sakė, kad bažnyčios architektūra yra labai neįprasta, tai ten ko gero buvo švelniai pasakyta. Tai čia yra visiškai kažkas tokio, ko niekur kitur nerasi New York'e. Tai yra tokia iš lietuviško konteksto išaugusi forma, kur iš tikrųjų yra unikali. Pastatas rodo tarsi iš plytų mūro, ar ne? Viskas, na, tradicinė lietuviška plytų mūro bažnyčia, bet nieko panašaus. Čia yra plieno karkasas. Ir tas plieno karkasas padarytas Antano Rudžio, lietuvių konstruktoriaus. Tai irgi toks ir konstruktoriaus, ir rangovo. Tai ta pati technologija, kuri naudojama dangoraižiams. Ta pati technologija, kuri buvo būtent įdiegta ir išvystyta Čikagoje po didžiojo Čikagos gaisro. Beje, didžiųjų lietuviškų statybų mecenatų Antano ir Marijos Rudžių metalo apdirbimo fabrikas veikia iki šiol. 1871-aisiais Čikagą nusiaubė didysis gaisras, kuris sunaikino pastatus 10 kvadratinių kilometrų plote. Žuvo keli šimtai žmonių, 100 tūkstančių liko be pastogės. Gaisras plėtėsi nevaldomai, mat namai buvo pastatyti iš apylinkėse augusių pušų. Visi architektūros mylėtojai žino tą žymųjį 1923 metų Chicago Tribune konkursą. Ir dangoraižis, laimėjęs projektas, yra toks, kur yra uždėta ant dangoraižio Ruano katedros kopija. Tai yra europietiško pavyzdžio, sekant europietišką pavyzdį, įdėta į amerikietišką kontekstą. Tai čia mes turim lygiai tą patį. Mes turim tik tai ne Ruano katedrą, o lietuvišką koplytstulpį. Europietiškas dalykas įdėtas į amerikietišką kontekstą. Jeigu, sakysim, Vitruvijus sako, architektūra yra nauda, tvirtumas, grožis, tai yra tvirtumas ir nauda išrasti Čikagoje. Tik tai grožis buvo pridėtas Europoje. Tai 2/3 modernizmo pačios koncepcijos slypi Čikagoje ir tik 1/3 Europoje. Taip kad jeigu mėgstat architektūrą ir modernizmą, tai 1 valandą praleiskit Europą studijuodami, o 2 valandas Čikagą. Tai nes Čikaga, ta prasme, yra tikrai kur kas stipresnė. Jinai pastatyta praktiškai tuo pat metu, kaip nežinau, žymioji Miss Van der Rohe's Crown Hall, netgi šiek tiek vėliau. Bet mano galva, jinai lygiai taip pat reikšmingas Čikagos paveldo objektas, nes tai yra tos mozaikos dalis. Čikaga nėra vien tik tai apie tą didįjį pasakojimą. Čikaga yra apie daugybę pasakojimų ir lietuviai pateikia vieną iš tų pasakojimų taip pat.
Va. Jonas Mulokas, architektas. Prie projektavimo labai daug prisidėjo Vytautas Kazimieras Jonynas. Ir jie su Muloku laiškuose diskutuoja ir dėl tų pačių koplytėlių proporcijų ir jau nekalbant apie interjerą, taip kad Jonynas turėtų taip pat būti minimas. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia iš abiejų pusių puošia įspūdingos mozaikos sukurtos vitražisto Adolfo Valeško studijoje, kurioje tuo metu dirbo dailininkės Bronė Jameikienė ir Dalia Juknevičiūtė Mackuvienė. Bažnyčia turi ir tokią simbolinę dedikaciją, tai būtent 500 metų Mindaugo karūnavimui, nors parašyta šiaip jau, kad yra Mindaugo krikštas, bet ir 50, bet šiaip jau bažnyčia 53 metų, tai labiau, sakyčiau, su karūnavimu siejasi. Sveiki. Labą dieną, Vaidas. Užeisim dar, užeisim. Aš kunigas Jaunius. Kunigas Jaunius Kelpšas jau daugiau nei 30 metų gyvenantis Jungtinėse valstijose. Pasak jo, tai viena didžiausių lietuvių parapijų ne tik Čikagoje, bet ir apskritai už Lietuvos ribų. Prie bažnyčios dirbo stipri lietuvių menininkų komanda. Ne tik Adolfas Valeška, bet ir Vytautas Jonynas, Kazimieras Žoromskis, Vytautas Kašuba. Puiku, galiau. Labas. Prie mūsų jungiasi menotyrininkė Viktorija Kašubaitė Matranga, skulptoriaus Kašubos dukterėčia. Pagaliau ir mes. Labą dieną. Smagu. Mano vardas Viktorija Kašubaitė Matranga ir čia yra toksai mažas deimančiukas čia Čikagos išeivijos kultūroje. Čia aš gimus ir augus ir šita bažnyčia buvo mūsų centras iš tikrųjų. Aš čia dažnai sekmadieniais važiuodavau su tėvais, gražiai apsirengus visokiam maldom ir šventėm ir įvykiams ir mičioms. Mano sesuo čia susituokė, vaikai čia buvo pakrikštyti ir taip toliau ir čia vyko visokios iškilmės Čikagos kultūroje. Tai čia ir mano širdis, šeimos širdis ir bendrai kaip architektūrinis ir meno kūrinys, tai yra ypatingas. Įžengus į bažnyčią jauti, kad jau esi lietuvių krašte su šitokiom girdim. Ir bet kur žiūrėsi, tai matysi lietuviškus raštus. Tulpės visur, kryžiai, tie vitražai, žinoma, Jonyno sukurti vitražai. Čia Kazimiero Žoromskio ryškios spalvos pieta aiškiai vaizduoja kančią ir skausmą ir liūdesį. Šitam gale matyti jo parašas Žoromskis 57 metais. Kazimieras Žoromskis gimė Smilgiuose, Panevėžio rajone, studijavo ir dailę ir mediciną. Per Antrąjį pasaulinį karą dalyvavo Lietuvos laisvės armijos veikloje, priešinosi nacių ir sovietiniai okupacijai. Pasitraukė į vakarus, mokėsi Vienoje, Romoje, gyveno Madride, išvyko į Bogotą Kolumbijoje. Sukūrė savitą optinio impresionizmo stilių, kurį įkvėpė lietuviško audinių raštai. Atgavus nepriklausomybę, Žoromskis grįžo į Lietuvą, kaip ir Jonynas bei Valeška.